Jeigu Lietuvą būtų galima apibūdinti kaip gyvūną, kokį gyvūną apibūdintumėt Lietuvą? Labai sudėtingas klausimas. Lietuva gyvūną. Nu, kaip čia pasakęs. A čia galima su jumoru ar kaip? Galima su jumoru. Jeigu su jumoru šnekant, tai kažkur kaip šeškas. Kartais švelnus, gražus viskas, o kartais taip užbėsda, kad nesinori netgi jame gyventi ir būti toje vietoje. Noris bėgti kažkur toliai nuo jo. Nu, imkim gal, aš vilkšunį šuniuką turiu namuose. Jis būna ir geras, ir pasitęs. Nu, Lietuvą gal dėkim daugiau prie tigrų, yra agresyvesni tiek žmonės, tiek visa tauta esam tokie, kad vilks dar švelnus prieš Lietuvą. Gal tokia romi balta avelė pievai žaliui. Manot, kad su nieko nesipyksta ir viskas yra? Na, biški pasibado, jeigu reikalas yra, bet šiaip tai ramiai. Jeigu niekas neužkabina, patys neina muštis. Lietuva yra mano gimtinė ir tai yra žvėris, kuris man yra pats gražiausias, pats švelniausias, pats šilčiausias, pats mylimiausias. Gyvūnas. Man kažkodėl kaip pilotė asocijuojasi su dangum Lietuva, kad turi polėkį, tai gal kaip kilniausias paukštis erelis koks būtų. Dabartiniu metu? Ar kokią aš norėčiau matyti? Dabartiniu metu. Norėčiau matyti panterą, o dabartiniu metu gal geriau žuvį palyginsiu, ką? Žuvis tai dabar toks karosas. Šiaip sunki, aptingusi, bet laukianti šilto oro ir tada jums aktyvės.